Labas, kaip gyveni? Ar ES pilietis esi? Ar žinai tu teises, kaip hip-hopas skamba čia? Ar gyventi čia gerai, jei Europai priklausai? Jau! Tai sveiki susirinkusieji į kūrybinę laboratoriją, kas pirmą kartą, kas antrą kartą, kas trečią gali pamėginti, kas kas buvo visose laboratorijose. Kas visai nebuvo laboratorijoje. Ne kartą. Tai sveikinam prisijungusius prie kūrybinių laboratorijų. Biškį reikia tada įvesti į kontekstą, kas tai yra. Tai yra Kūrėme Respubliką, tai yra toks projektėlis, kurio mintis, kad moksleiviai pamėgintų savo aplinkoje kažką tai sukurti, su dičkių pagalba, tai yra su dičkiai, tai aš vadinu mokytojai arba vyresniųjų klasių moksleiviais. Visas tas procesas vyksta beveik visoje Lietuvoje, 30 savivaldybių, dalyvauja 120 mokyklų ir jie daro įvairias veiklas savo mokyklose. Kažkas tai mėgina daryti renginį susijusiu su kokiom tos, tarkim, pilietiškumo akcijom, kažkas tai eina į globos namus, dirba su socialiniu, su vaikais, kurie neturi tėvelių. Kažkas tai kaimo mokyklos labai gražiai integruoja į savo miestelio šventes. Tai yra palikta visiška laisvė, ką jūs norite sukurti, dėl to ir parašyta, Kūrėme Respubliką. Tai yra, ką jūs norite sukurti, tas ir galėtų atsirasti pas jumis. Tai galėčiau paminėti, ir pataisykit mane, jeigu kažką, tai aš netaip pasakysiu, kas pas mum vyksta. Tai pas mum yra 4 mokyklos. Sabulevičiaus, Vareikio, Jaunimo Ralio ir Barupės. Tai Barupė, kurios čia nėra dėl techninių priežasčių. Ne techninių priežasčių, o dėl, kaip čia pasakyti, žmogiškų išteklių trūkumo. Nes daug mokykla labai nedidelė, gaila, kad jūs joje nebuvot, bet labai šauni, kad praeitą kartą mes buvom toj mokykloje. Be abejo, buvo labai sunku, nes buvo tada žiemą karantinas ir tas, ką buvom suplanavę, neįvyko, planavom tenai padaryti ir diskoteką, ir renginį, bet neįvyko. Taip, jų mintis būtų padaryti lauko klasį, jie turi prieš mokyklą tokį parkelį, kuriame yra daug įvairių medžių ir ten galima, kaip ir mintis buvo, kad toj lauko klasiai daryti įvairias veiklas. Tai ką daro Ralio gimnazija, tai gal kažkas tai pasisakys, ką jūs tenai, kad iš jūsų norėtųsi išgirsti žymiai daugiau. Gal jūs paliksim desertą, kad jūs turėjot procesą ir jūs filmavo televizijos ir taip toliau. Tai gal paklausti, ką daro Samulevičius. Kad jų tai gan tokie materialūs dalykai, kuriuos jie gal vėliau, o gal netgi ir dabar parodytų. Faktas rodom, negaištamai. Jo. Tai gal galėčiau kuom padėti? Stalų padėliokit, net nesumaišyti. Svarbiausia, kad nesumaišyti iš tos dėžutės, iš kurios paėmėm, to ir lieka. Čia aš galiu pasakyti.
Taip, mes iš kur visi kažkokį tiesį sugalvot nenaudom. Čia tiesiog prašymas, aš taip suprantu. Taisyklės ir va čia visokie klausimai. Istoriniai, pilietiniai. Gali žaisti, va čia lenta. Aš myliu Lietuvą. Ką, vaikų rankų darbas. Po to gali iššaukti į tokį apipavydalinimą dar tokį tvirtesnį, kad nelaužas. Nu tai reiškia, kam čia šitos dėžės? Visi dabar čia yra vaikų pagaminti žaidimai ir šie žaidimai tiesiog stengtis kažkaip Buvo pas mus tokia diena, kai visa mokykla įsijungė į visų žaidimų kūrimą, būtent istorijos tema. Ir kiekviena klasė, kiekviena grupė darė savo sugalvotą žaidimą pagal savo fantaziją. Ir čia atrinkti patys, įdomiausi ir geriausi, atsižvelgiant į tos reikiamiausius dalykus. Ir iš tų visų šitų žaidimų mes žadam sudėti į vieną. Ir, dažnai nebus vien istorinis žaidimas, bet bus ir kažkas su pilietiškumu susiję, su istorijos. Bet pas tokius visos mokyklos fantazijos sukursim vieną žaidimą. Įmanoma? Jo. Jie gali turi kažkokį prizą statys, bet nežinau, kaip jie ten išeis. Tai aš kiek supratau, kad čia buvo padarytas kažkoks tai procesas, kuriuo metu buvo klasėm pasiūlyta. Ar jie patys kūrė, paskui tik tai pristatinėja? Kaip procesas vyko? Pas mus kaip ir kiekvienais metais yra diena, kada visa mokykla daro žaidimus. Čia kaip tradicija jau gavas ir šiais metais būtent pasirinkom istorijos temą. Būtent kažkas su istorija ir visi padarėm žaidimus ir paskui viskas sudėsim į vieną. Mums taip išėjo, kad mes pagal projektą darysim žaidimą ir mums čia gavas labai aktualiai ir viskas. Super. Super. Filmą papasakojau, aš čia nežinau. Ai, kaip filmavom. Tai jo, filmavom kaip įvairių Kovo 11. Įvairių piliečių, kas jiems yra, kaip jūs suprantat sąvoką, arba kas jums yra pilietis ir ką reiškia būti Lietuvos piliečių ir tokias. Tai buvo įvairiausių tikrai nuomonių iki to, kad čia yra labai gerai gyventi, nuo to, kad čia visiškai čia nieko blogai, ta Lietuva, nieko čia gero nėra. Visi nuomonės skiriasi. Super. Tai yra ta prasme, jūs netgi, jie šitos viską, jūs nieko nedavėt, jie patys viską susiryšė. Ir patys... Nesulaukiam priemonių, tai patys. Laukiam. Tai tvarkoj, nežinau, mes gali... O yra kokia nors atranka, kas direktorė atėjo tikriausiai? O buvo kokie nors vertinimo kriterijai, kuris čia pirmą vietą užima ar ne? Čia tokių vietų nebuvo, buvo tik tai temos. Vienos klasės darė, ar pažįsti Lietuvą, miestelius, miestelį ten visų. Tai ne, tai aš tik tai to norėjau klausti, kad vertinimų buvo... O taip paskui mes čia susirinkom Viktorija, Paulius ateina pas mus iš gimnazijos, dar vienas berniukas čia ateina ir visų tą dalyvauja. Pažįsti, tai jis ir nešališkas asmuo ir atrinko. Tai tvarkoj, tai gal tada gražiai sudedam atgal ir lauksim to didelio žaidimo. Aš dar šiandien nespėsim pažaisti visų. Čia daug. Ką mes esam padarę iš tų skaidrių, ką jūs dabar Žinokit, pažymius. trumpai dabar. Ką esam padarę ir ką dar darysime? Padėsite, ką nepasakys vyrai? Mes darysime, mūsų bus toks kaip projektas laiko kapsulė ir viskas bus apie Justiną Valeikį, kada jis gimęs.
Tvarkysime jo kapą, paskiau Jau tvarkėm šiemet. jo, bet ir kitais metais tvarkysime. Stengsimės bendrauti su giminaičiais jo ir stengiamės, kad visas kitas klasės iš mūsų mokyklos žinotų ir pradinukai, ir didesni, kurie jau Ir ką darom dabar? Ką dabar tas savaitę? Ir mes visiems skelbiam, kada jis gimė, Justinas Vareikis, kur palaidotas. Klasė valandėlės metu. Rengsime renginius Justino Vareikio garbei. Taip. Kaip vadinsis tas renginys? Vakaras. Vakaras seklyčiai. Ir dar kas bus trumpa? Miniatiūra knyga. Lietuvių mišys. Taip. Ką dar darysime? Su kuo dar bendrausime? Su giminaičiais. Ir dar, kam paskelbsim tą projektą ir su kuo derinsim bendruomeniai, kieno skelbsim? Skarulių bendruomenė, su kuo turėsim ryšį? Todėl, kad Skaruliuose palaidotas ir iškeltas. Su kuo bendrausim dar su dekanu? Pristatysim, kokios būna atlaidai kokie Liepos mėnesį. Šventos Onos atlaidai, tai ką mes norėsim, kai tą jau viską paruošim, pristatyti Skarulių bendruomenį, taip? Visą tą, ką mes turėsim. Na ir su krašto muziejumi turėsim dar pabendrauti, todėl kad nėra Justino Vareikio žymių žmonių tinklalapyje. Tiesiog nėra. Tai va tiesiog norėsime, kad jis būtų paminėtas, kaip ir visi žymių žmonės. Ir dar su kultūros centru norėsim bendrauti, kada bus Knygnešio diena, tiesiog, kad surengti jo paminėjimui tokį didelį renginį, kad Jonava žinotų. Tai gal koks jubiliejus čia bus, ar ne? Tiesiog gruodžio mėnesį yra jo gimtadienis ir mes taip nusprendėme tiesiog, kad supažindinti plačiau ir Jonavą. Apie jį tikrai nemažai kas žino. Kad kapas yra kuklus, turbūt taip šeima norėjo, o šiaip jisai iki 1990 metų apie jį nebuvo kalbama. Bet dėl tam tikrų dalykų, kaip ir visi žmonės, tai todėl mes dabar jau norime labai plačiai kalbėti, kad žinotų. Tai daug nusimato pas jų veiklų, kas dar kitais metais mokinsis Vareikio mokykloje. Mokinsis šitą? Visi šitie žmonės mokinsis. Tai va, tai šaunu, kad neišeis. Jaučiu, kad Tiesa, bus. dar mes parašėm bendrauti su Samulevičiumi, su Raliu, kad tiesiog dalintis šitą informaciją, kviestis vieni kitus, tiesiog bendrauti. Nu, renginių tiksliai daug. Aš dabar nuo pirmo neprisiminsiu, kas pirmam atsimenu. Bet aš galvoju, kad kažkurį tai renginį reikia jipti kaip pagrindinį jo. Tai gruodžio mėnesį, jo. Bet jis tada jau tas pagrindinis. Aš kalbu apie tai, kai kūrėme Respublikos kontekste. Kaip ir projektas baigėsi rugsėjo mėnesį. Tai iki to rugsėjo mėnesį gal tai būtų, ar tai rugsėjo mėnesio pradžioje ar vidury tas renginukas, kuris vis dėlto būtų akcentuotas, kaip kūrėme Respublikos produktas. Tai mes jau planą sudarysim, kaip tik 16 dieną, jau numatysim veiklas. Jau bus žinoma. Kad tiksliai žinau, kad kitose mokyklose, kai važiuoju į kitas laboratorijas kaip ekspertas, tai tada irgi labai daug sutapatina su įvairiom šventėm ir tiksliai tai nėra blogai. Ne, čia viskas bus gruodžio mėnesio, bet mes tiesiog tą, ką paruošėm gruodžio mėnesį, viskas bus jau kitiems. Nu, tai kas be ko. Kapų gruodžio mėnesį nelabai tenai galėsim. Ne, tai čia kapai yra tvarkomi jau nuo seno, čia yra tradicija. Tiesiog nebuvo įvardinta ir įtraukta, nebuvo tiesiog to, o mes apjungsime. Man keista, kad nėra krašto muziejuje informacijos ir netgi nėra apie Samulevičių, apie Ralį. Yra 3 žmonės ir garsus ir netgi savivaldybėje, salėje 3 žmonės, portretai jų yra, o Vareikio nėra. Tai gydysim, labai šaunu, tai tvarkoj, apie projektą eigą ir paskui apie tą procesą. Taip, procesas mūsų prasidėjo, sakyčiau, gal sudomino, nes nuo tų mūsų medalių gaminimo,
nes praktiškai mes čia diskutavom ilgai, kad leisti, neleisti tos medalius gaminti, tai yra vertybė, tai nėra vertybės, tai apsimoka, neapsimoka. Tai vat, ir visgi po ilgų diskusijų, aš nežinau, famatą atsiunčiau, atsakymo negavau, bet korekcijų irgi negavome. Tai kaip ten gal ir viskas tvarkoj? Labai reikės su šitom samatom, reikės turėti individualius pokalbius ir skirti tam laiką už kad, reikia iki galo pabaigti tą dalyką ir jiems susikoncentruoti ir mūsų, kad susikoncentruoti. Už kad kitos mokyklos jau gauna pilnus komplektus, pas mum. Pilnus, ta prasme, jau gavo priemonės, kur buvo, tarkime, pas mums buvo daug pastabų, nežinau, kaip jie sureagavo, reikės apie tai pakalbėti ir pakoreguoti. Tai gerai, tada grįžtam prie projekto. Vienu žodžiu pasiskambino mums žurnalistai ir nusprendė, kaip jūs čia pasiūlėte, mes apsidžiaugėme, kad mūsų visą šitą projektą nuo pradžių iki pabaigos filmuos, kaip mes įvykdome. Mūsų finalinis produktas tai yra rugsėjo 30 diena, tai yra masinis renginys, tai yra hegzametro skaitymas, tai yra mokykloje Jeronimo Ralio vardo suteikimo 20-metis, į kurį bus kviečiami visi žmonės, kurie garsina Jeronimo Ralio vardą. Ir aišku, būsite kviečiami ir jūs, kad matytumėt, ką mes nuveikėme. Ir tuo metu bus suteikiami medaliai visiems šitiems žmonėms. Ką mes va čia dabar darome. Bet kas vyksta iki to laiko? Iki to laiko apie mus dabar kūrė edukacinę programą. Mes kūrėme edukacinę programą apie ralį, apie mus kūrė edukacinę programą, kaip mes tai darome. Tai mus dabar kankina žurnalistai. Vienas jau seansas įvyko su juo, tai jis atvyko mus nufilmuoti grynai juodbrėžtinį variantą, ką mes darom. Tai yra, kaip jaunimėlis rankioja nuotraukas apie Jeronimą Ralį, kaip jaunimėlis atkniso, galima sakyti, šitaip nuotraukas tų metų Jonavos, kai gyveno Jeronimas Ralys. Patikėkit, nuotraukos yra efektingos, galėsime pakomentuoti, kokios Kauno gatvės buvo, taip, kaip atrodė pastatai, kaip atrodė pastatas, kuriame gyveno tuo metu Jeronimas Ralys, kokia buvo bažnyčia, tiltas šalia tos bažnyčios, kurio net dabar net minčių nėra apie tai. Tai filmavo, ką jie daro. Toliau. Antrasis etapas buvo filmavimo, tai, kaip žinote, jūsų pasiūlymas buvo įterpti sceninių vaizdų, tai yra vaidinimų. Tai pas mus dabar teatro grupė būtent dirba šio klausimu, stato 2 spektaklius. Vienas spektaklis apie Jeronimą Ralį patį biografiją, taip apie daktarą, o kitas spektaklis tai yra vaikų laiškai Jeronimui Raliui, kurie jo nematė, jo nepažinojo, bet tiesiog ką jie dabar apie jį galvoja, kai jie susipažino šiek tiek su jo istorija, ką jie būtent mąsto apie jį. Irgi tai buvo tiesiog raštinis variantas repeticijos. Toliau, kaip jūsų pasiūlymas buvo hegzametrą parepuoti. Užfiksuotas ir repavimas, nelabai žinau, kaip sekasi repuoti. Taip. Tai va, bet dabar užduotis visom klasėm, kai va atvyks antrą kartą jisai, pas mus vakar turėjo atvykti, bet kažkas neišėjo. Tai va, tai visom klasėm yra dabar duota užduotis, kad kiekviena klasė savotiškai pristatytų pagal savo muzikos stilių. Būtent hegzametrų. Tai va, kaip čia gausis, kaip sakoma, bandymai yra įvairius. Na ir galutinis variantas, tai dabar jis, kaip minėjau, turėjo atvykti vakar. Vakar kilo tokia idėja, kaip vakar turėjo filmuoti klausimėlį, tai yra kalbinti Jonavos žmonės ir ką reiškia Jeronimas Ralys, ką apie jį žino, kas jis toksai. Tai va, šitas bus nufilmuota. Toliau bus nufilmuotas maketavimas medalio. Ruošiamės vaikus nuvežti į medalių kalyklą, kur bus gaminamas tas medalis, jeigu ten išėjus su tą firmą mums susitarti, tai irgi bus filmuojama. Ir gegužės pabaigoje, paskutinę savaitę, atvažiuoja 3. kartą filmuoti jau mūsų vaizdų, būtent teatro vaizdų, nes spektakliai vyks ne mokykloje, o spektakliai vyks gamtoje, tai yra laiškų skaitimas per parke, prie Neries, nes ten Ralius mėgdavo sėdėti. Tai va, pats gyvenimo biografijos spektaklis vyks bažnyčioje. Tai va, visi šitie vaizdai bus filmuojami. Na ir kaip minėjau,
maketuos anie režisieriai, maketuosime mes patys, kaip mes mokėsime. Ir jūs atvykę į rugsėjo 30 dieną į šventę, aišku, į masinį hegzametrų skaitimą ir į pačią šventę, jūs visą šitą pamatysite jau filmuotoje medžiagoje. Tai čia jūs mus kviečiat? Taip, jūs ne tik atviešimus privalėsite atvykt, nes tai yra Mes galim drąsiai skaityti šitą kaip kūrybinę laboratoriją. Taip. Elementaru mes vėlgi susitinkame. Taip. Tai, o ten ta darbotvarkė šventės, kiek daugmaž iš ryto iki vakaro, ar tai kažkokį bloką? Tai bus visa diena. Planuojam daryti mes pas save, bet planuojam daryti nepamokinę dieną. Tai va, iš ryto 9 val. Būtų hegzametro skaitimas. Taip, tai būtų šaunu, kad tiesiog tikrai kas galėtume padaryti tokį išvyką, kodėlgi ne, pasivaikščiodami ateiti iki mūsų mokyklos, pasižiūrėti, kaip ten kas, kaip ten kur. Na ir paskui, aišku, kūrybinės laboratorijos jau visus atstovus kviečiame į renginį vakare 6 val, kur jau bus va, tie visi mūsų svečiai žymus ir kad va, pamatytų iš tikrųjų, kaip tas viskas vyko, nes pateiksime medžiagą visą ir dovanosime tuos žmonės. Bet rugsėjai sakė? Rugsėjo 30 dieną. Rugsėjo, o gegužės? Gegužės mėnesį Nieko nebus. Filmavimas. Tarp kitko, aš šnekėjau su žurnalistu, kuris mus filmavo, tai jisai kažką man užsiminė, kad šį projekto pabaiga yra kovo mėnuo. Sako, aš nesuprantu, kodėl šitoks yra forsavimas, nes sako... Aš kiek žinau, ne, tai mes galim atsiversti tą dalą medžiagą ir ten daugmaž aiškiai viskas, aprašyta, gali pačio projekto pabaiga, atsiskaitimo, kai būna, bet veiklų, yra projekto. Tai aš kiek suprantu, kad iki rugsėjo baigėsi veiklos ir turi būti ta nacionalinė ta konferencija didžioji, kur tada bus, kaip ir sakėme, atrinkti 25 projektai, iš tų 25 bus atrinkti 3, kurie bus pasiūlyti kaip metodinė medžiaga visom mokyklom, kaip metodika. Tai yra, tarkime, jeigu jūsų projektas šaunus ir, tarkime, viskas tvarkoj, tai jūsų, tarkime, patampa, pakliūna į tą 25 projektų, jo, ir į tas 3, iš tie 3 būna pasiūlyti kaip metodas, jo, tai yra, tikriausiai bus to metodo leidyba, aprašymas, knygutė, tai yra metodinė medžiaga, kurį galima naudoti mokyklos. Tai jo, tarkim, kiekviena mokykla, tarkim, kuri turi vardą, galėtų, tarkim, įsileisti medalius ir visą tą metodiką jums bus aiškiai, kad reikia susirinkti, reikia atrinkti nuotraukas, reikia sumaketuoti medalį, reikia pagaminti ir taip toliau. Arba žaidimas, reikia surinkti klasės, jo, kad klasės pagamintų žaidimus, paskui susėsti, išsirinkti geriausias idėjas ir pagaminti bendrą ir visi laimingi. Tai va tokia situacija, tai aš nežinau. Bet tai jeigu jie tenai Vilniuje bando rugsėjo mėnesį, nesako, man tasai žurnalistas visai truputėlį kitaip šnekėjo. Kad sako, jūs irgi tarkitės, nes sako, pas jūs finalas yra rugsėjo pabaigoje, sako, reikia tartis, kad sako, pavyzdžiui, jums duotų užbaigti šitą, nes jie mus filmuoja, jie su mumis užsieminėja, tai jie dabar nenumes. Ne, tai dabar aš apie tai irgi žinau, ne tik tai žurnalistas, dabar aš apie tai irgi žinau. Mes planegi buvom parašę. Tai jeigu aš, tarkime, turėsime mes kažkokį susitikimą, o mes planuojame mus reikti, ir ekspertus, ir laboratorijų vadovus, visus į vieną krūvą, kad įsiaiškinti, kas čia kaip, kuom čia kvėpuojame, numatyti tą konferenciją, kada. Tai aš apie tai kalbėsiu, aš galvoju, jeigu aš vienas kalbėčiau, man būtų sunkiau, bet jeigu tas žurnalistas dar kalbės, tai bus iš visų pusių lengviau. Dar pakalbėsiu su mūsų ekspertu iš Kėdainių, arba yra toks kaip ir šaunus. Tai viskas kaip ir būtų gerai. Ir pavyzdžiui, dabar žiūrėkit, jeigu sutiktų kiti, jeigu mes 30 dieną ateiname į mokyklą, ne visi pavyzdžiui pas mus ateina, tai mes paskaitom tą hegzametrą, pas mus vis tiek ta diena bus be pamokų. Tai kažkas užsiims kažkokiom kitom veiklom, o mes galėtume visi, kurie mes kuriame Respubliką, visų mokyklų susirinkti ir, pavyzdžiui, jūs pristatot, ką jūs jau esat padarę jau tą galutinį produktą. Tiesiog, mūsų patalpos, visų nuveikta veikla.
Rugsėjo 30. Taip, taip. Dar mes ne pas mus gimtadienis gruodžio mėnesį. Mes tik dabar planuosim gruodžio 16 susirinkimą. Nesvarbu, bet vis tiek galiausiai. Yra nebloga mintis. Ne, tai čia, sakau, man atrodo, kad ir čia nieko blogo, kad aš žinau, va tose mokyklose, kur važiuoju kaip ekspertas, jie visi prisiderino prie tų datų ir prie bendrų įvykių, kurie vyksta. Čia galima sakyti, jie sako, šitam projektui faina, kad kažką reikia daryti. Ja. Tai reikia judėti ir tada gaunasi tokie apibendrinimai, kažkokie tai įdėjimai. Tai va šitas labai žymėsi ir kitas dalykas labai visi patenkinti, kad jie priversti bendrauti, susirinkti tarpusavėje mokykloje. Tai čia galima sakyti ir aš vardinu tai kaip vienu iš tokių pagrindinių, kad jie galų gale priversti susitikti, yra tas nuoseklumas ir kaip čia filmuoti. Jo veiklo, kokie žodžiai. Tai aš prašysiu, ketvirtai grupiai pasisekė užšakai pas juos jau užrašyta. Respublika. Prašysiu iššifruoti kiekvieną žodį. Tarkime, kažkas tai sugalvos, čia turi būti romanas. Jo? Arba irgi Respublika parašyti. Čia tarkim turi įdurti žodis asociacija. Bet einam link tos, į tą linkmę, kad kalbame apie Respubliką, apie pilietiškumą, apie valstybę, apie tokias vertybės. Galbūt čia galėtų atsirasti ir kokios vertybės, meilė. Bet čia nėra kažkas. Tokia kaip laimė. Tai va, arba kažkokios institucijos. Tai va, kam reikia, turit, jo? Jūs turit, surašėt, pasitarkit ir šitai užduočiai kažkur tai. Ir paskui reikės pasakyti, kodėl šitas žodis būtent jūs galvojat, kad čia tinka. Tai yra Respublika, nu tai čia niekur nedings. Čia kažkas tai nusirašė nuo manęs. Ramybė. Ramybė, jo. Kodėlgi ne, reikia karts nuo karto pabūti ramiai, kad tapti, susivokti, pagalvoti apie pilietiškumą, sustoti, gali atjungti mobilų telefoną. Ryšiai. Ryšiai. Kaip gali būti susiję ryšiai, kas parašė ryšiai? Mes tai galbūt su kitomis šalis, bet ryšius, bendradarbiavimą ir panašiai mūsų Respublika su kitomis Respublikomis ir to pačiu derinant viską. Su mokyklom, net, jo, ryšiai. Okay. Ir Respublika dar kartą, ar ne? Respublikoje. Ten Respublika, o čia Respublikoje. Kas parašė Respublikoje? Kodėl jis skiriasi nuo Respublika? Toks skirtumas jis skiriasi. Nes mes joje veikiame. Jo, Respublikoje. Taip. Okay. Gerai, raidė. Europa, ekonomika, Europos. Čia vis os, čia. Gerai, Europa, taip. Aš galvoju, kad... Gal kitaip kažką tai turėjote omeny? Kas, dėl ko Europa? Šiandien Europos diena. Visą savaitę Europos diena. Europos diena buvo... Šiandien yra Europos diena. O kas buvo gegužės 1? Darbininkų diena. Taip, ne darbo diena. Ne darbo diena. Gegužės 1 buvo stojimo į Europos diena. O šiandien gali Europos diena. Ne buvo ne darbo diena. Gerai, kokie renginiai vyksta Jonavoje susiję su Europos diena? Orientacinės varžybas 4 valandą. Kas susiregistravęs orientacinės varžybas? Tai va. 4 valandą, kur, prie savivaldybės? Prie savivaldybės vyks renginys, kur bus orientacinis. Tai yra orientacinis, kai tau duodama užduotis ir tu pagal tas nuorodas ieškai. Tai jeigu norit sudalyvauti, tai jau kaip ir vėlu, bet jeigu norit pažiūrėti, kaip viskas tas vyksta, o gali organizatoriai ir jeigu ten nesusirinks komanda, norės padaryti komandą,
Tai galvoju, jeigu jūs atsirasit toje aikštėje, tai turėsit progą arba pažiūrėti aplamai, kas tas vyksta. Šiandien labai įdomus dalykas. Kaip per 2 valandas reikia rasti tą tikrą vietą. Ir dar aš turiu dovanų. Jiems. Čia gavau labai... Gal aš galiu pakomentuoti? Gerai, pakomentuok. Kadangi Europos savaitė vyksta gegužės 27 birželio 2 dienomis ir šiais metais yra piliečių metai ir buvo sugalvota, kad jaunimas galėtų repuoti apie Europą. Tai būtų konkrečiai apie Europos piliečių teises. Ir norėčiau jūs visus pakviesti, sukurti trumpą video su iki 12 eilučių tekstu apie piliečių teises arba ES ateitį ir užsiregistruoti www.pažink-europa.lt ir pristatyti savo tokį kūrybiškumą ir jeigu jūs laimėsite, jūs galėsite nusifilmuoti video klipe su Scam grupe. Ir šitoj vietoj tiksliai eina kalba nebūtinai kažkokių tai specialių kamerų, tai yra užtenka paprasto telefono, netgi daugiau svarbus pats tekstas, apie ką eina kalba. Bet tai Europos tematika. Galit gan draugų turėti, kurie mėgina savo jėgas hip-hopę. Tai va, kaip čia mes apie Europą, opa. Europa. Ekonomika. Kas parašė ekonomiką? Paaiškinkit savoką ekonomiką. Kas tai yra? Kas parašė ekonomiką? Pažiūrėkite. Nu, prisirašai dabar. Prie ko čia supilėsi? Kiekviena respublika turi savo ekonomiką. Mes irgi tikriausia, jeigu sukurtumėm respubliką, mums reikėtų išteklių, reikia galvoti, iš kur gauti pinigų. Ir viskas čia gerai, man atrodo, su ekonomika. Gerai, S raidės. Seimas, saugumas, sąjungos. Seimas. Seimas, ar tai mokinių taryba, ar tai asociacijos kažkokia taryba, tai yra tie žmonės, tai yra demokratiškumo įsikūnymas, kai mes išrinkam žmonės ir mes patys kalti, kad juos išrinkam, jie paskui reguliuoja 4 punktus nuo gyvenimo. Tai taip pat ir jūsų mokykloje, jeigu jūs išrinko, tu eisi, žinai, į mokinių tarybą, davai, paryk, žinai, tai paskui jūs tą ir turite, jis reguliuoja jūsų gyvenimą. Tai jūs turite savo Seimo mokykloje, mokykla turi, Jonavos savivaldybė turi Jonavos tarybą, mes juos irgi renkam. Nu, yra demokratiškumo išraiška Seimas. Saugumas. Kas parašė? Ką turėjo omeny? Visi nori, kad būtų savo šalyje, kad jiems būtų saugu ir kad jie dirba žmonės, pareigūnai, policijos, mums pavyzdžiui. Good. Sąjungos. Tai čia susijęs su Respublikoje Europos Sąjungoje. Ta prasme, mes siejame visus žodžius ir galbūt, kai galutinai aptarsime, gal reikės paaiškinti. Sakinys išeina iš visų mūsų žodžių. Taip. Tarkim, kokios sąjungos biuro vadovė tu esi? Europos Sąjungos. Kokios? Kas yra Jonas? Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos atskirtas stalas. Tai yra sąjunga, kuri vienyje jaunimo organizacijos. Yra 15 jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų. Beveik 17. Jos susijungė į vieną krūvą ir tenai pasidarė 136 biurą. Ten dabar kažką tai veikia. Galiu prie tą pačią įtarti, kad šiuo metu Jonavos rajono jaunimo visuomeninė organizacijų sąjunga atskiras stalas, kitaip kaip Jonas, ieško savanorių ir jeigu norėtumėt prisijungti, yra anketa iki birželio 1 dienos.
Tai kaip jūs ją galėtumėte rasti, tai tiesiog Facebook'e yra Jonas puslapis, ir kuriame, atsidarę Jonas puslapį, jūs galėtumėte rasti tą anketą. Kažkur apačioje jaučiu. Taip, pasistengsime ją vėl iškelti į viršų, jeigu jūs susidomėjote jaunimo politiką, apie jaunimo organizacijomis, kviečiame prisijungti. Bet ten reikia dirbti. Taip. P raidė, pilietiškumas, pareigingas, pilietybė, pilietis. Pilietybė, pilietis, pilietybė. Jo, pilietis. Turi būti. Pareigingas pilietis, jo. Kaip suprasti, pareigingas pilietis? Arba jūsų mokytojos yra pareigingos pilietės? Šifruojam žodžius. Ką? Tylim. O tu esi pareiginga pilietė? Jo, iš esmės. Iš esmės. O nuo kokio amžiaus jau žmogus patampa jau tikrų piliečių? O kada jūs galite pradėti balsuoti? 18. Ir tada ir rodyti pardavėjai dokumentai ir sakyti, duokit, Tai va, tai jo, nuo 18, tai yra nuo 14 jūs turite vienokias teisės, iki 14 vienokias teisės, nuo 14 iki 16 jūs jau turite tam tikrą baudžiamą atsakomybę, už kurios jūs gali bausti ir daryti į kaliuzę, tarkim. Nuo 16 iki 18 jūs jau galite sakyti už savo veiksmus, beveik atsakot pilnumoje ir nuo 18 jūs tampate pilnaverčiais piliečiais. Bet tik tai tam tikrų dalykų jūs dar negalite daryti, tarkim, nuo 18 jūs negalite kandidatuoti į Seimą, ten kandidatuoja nuo 25. Tai va. O kitose šalyse, tarkime, yra tokia šalis, kurio balsuoti galima nuo 16 metų. Tai va. Gerai, U raidė. Užsienietis. Uspaskichas. Uspaskichas. Pilietybė. O, ne. Ugdymas. Ugdo. Užsienietis Uspaskichas. Tai užsienietis, nežinau, kas užrašė užsienietis? Užsienis. Kas užrašė? Auksė. Auksė? Jo, nebūtinai kas užrašė, galite jūs pakomentuoti. Ir ko čia pilietiškumas ir užsienis? Bendradarbiaujant su kitom Baltijos šalimis. Todėl, kad piliečiai emigruoja, o dabar nebeemigruoja, dabar ką užsienį. Ir užsienis neatsiejama dalis, už kad gyvenam aplink mūsų yra. Kiek valstybių turim mes sienas su kokiom valstybėm? Latvija, Lenkija. Kaip? Lenkija. Latvija. Rusija. Baltarusija. Teisingai. 4 sienos ir Baltijos jūra, kurį atveria mums dar platesnės. Tai viskas tvarkoja su užsieniu. Uspaskichas. Jo, kaip čia su pilietiškumu surišti, įvairių yra nuomonių apie tai, kad šitoje vietoje pilietiškumas galėtų būti toks, kad viena nuomonė, vieno dalies Lietuvos yra apie jį teigiama ir mes šito galim drąsiai pripažinti, matant rezultatus, kokie yra, ir yra neigiama. Tai yra lyderis, žmogus, kuris daro tam tikrus dalykus ir kur čia tiesa, atvirai pasakius, neaišku. Ir dėl to, atvirai pasakius, kenčiasi visi pilietiškumai. Jeigu jau suaugę nesupranta, kas tai darosi, tai kaip suprasti jaunam žmogui. Tai čia toks ugdymas. Ugdymas neatsima dalis, ugdo,
irgi čia su šituo viskas tvarkoj. B. Bendravimas, bulvės, bendravimas, bendraamžių. Bendravimas, tai čia be bendravimo be abejo nieko neišeis, bet vienam sunku bendrauti, kitiem lengviau bendrauti. Teko susidurti praeitoj savaitėj su jaunais žmonėm, kurie yra kurčnebyliai ir tada ir galvoju, kad ne visi žmonės vienodi. Ir kaip su juo, kaip jam papasakot, tada mėgini kažkaip tai rašyti, imti tušinuką, kažką tai gestikuliuoti ir reikia turėti omeny, kad tokių žmonių yra. Ir jie irgi yra piliečiai ir yra gyventi. Ir jie irgi nori pilnumoje gyventi. Tai yra tokių įvairių žmonių, tai jos reikia neužmiršti. Bulvės. Tai čia pavasaris, čia be jokio abejonės reikia mesti visus darbus ir reikia sadinti bulvės. Cepelinai, Lietuva, patriotiškumas, čia, jeigu nebūtų bulvių, tai čia labai čia. Iš kur atsirado bulvės? Iš Amerikos. O ką valgėt, kai nebuvo bulvių? Bulvės. Nebuvo bulvių. Buvo. Iki kokio amžiaus? Kada Amerika? Kada jie atsirado? 18 amžiaus. Kolumbas kada atrado Ameriką? Paskui praėjo daug metų ir atsirado bulvės. Vis tiek jų nevalgė. Kaip nebuvo bulvių? Miežius. Spelynius nevalgė. Buvom visi sveiki. Paskui atsirado bulvės ir čipsai. Energetinis gėrimas. Energetinis gėrimas irgi iš Coca-Cola, kavos. Tai va. L raidė. Laimė, litai, laimė, Lietuvių. Laimė. Kas be ko, be laimės aplamai neapsimoka kažką tai daryti, jeigu nesi laimingai. Litai, be abejonės, laimė lietuvių, ką turėjom omeny lietuvių? Mūsų visų bendruomenė. Ok. Įrankiai.